Taigi gavau žinutę iš savo klientės, kuri manęs klausė, kokius vitaminus rekomenduotumei labai greitai augančiam vaikui, kuriam yra 11 metų. Sako, labai nevalgo, netgi neturi apetitą, sparčiai auga. Sako, geriam, kalcį ir ką tu gal galėtum dar kažką tai patarti, kad pagerinti vaiko virškinimą ir apetitą. Vienas dalykas, kad kartais apetito stoka tai nėra tik tais vitaminų trūkumas, o tai yra mūsų virškinimo sistemos problema. Pirmas dalykas, ką aš rekomenduoju, tai rekomenduoju probiotikus, tai yra gerasias žarnyno bakterijas, kurias pagerina mūsų maistinių medžiagų pasisavinimą ir tai natūraliai tiesiog padidina mūsų apetitą. Taip pat yra labai svarbu fermentai. Jeigu vaikas sako, kad nebenori, nes greitai pasisotina, tai fermentai padeda geriau tą skaidyti maistą. Atstatyti reikia fermentus, kad užtikrinti, kad mūsų organizmas gauna to, ko jam reikia. Tai kokie būtų dar pagrindiniai tie vitaminai ir mineralai. Tai žinoma, vitaminas D ypač labai svarbus ir kaulams, ir imuniniai sistemai. Žinoma, vaikams to labai trūksta. Taip pat yra reikalingas kalcis. Žinote, kad jisai labai gerai veikia kartu su vitaminu D ir magniu. Ši trijulė tiesiog padeda vienas kitam vieną įsisavinti ir turėti naudą. Magnis mums padeda mūsų raumenų sistemai, miegui ir taip pat netgi apetito reguliavimui. Dažnai jo, pavyzdžiui, trūkumas ir sukelia tokį dirglumą arba netgi prastą miegą. Cinkas yra labai svarbus apetitui ir taip pat gerų fermentų atstatymui, taip pat augimui ir mūsų hormoniniai sistemai ir imunitetui. Vaikai, kurie nevalgo, yra cinkas vienas iš tokių svarbesnių maistinių medžiagų. Dar vienas, tai yra visi B grupės vitaminai. Jie ypač naudingi mūsų ir nervų sistemai, ir apetitui, ir mūsų imunitetui. Taip pat labai svarbios ir omega riebiosios rūgštys. Jos yra reikalingos ir vystymuisi, ir koncentracijai, ir netgi apetitui. Jeigu vaikai prastai valgo, tai dažnai ir trūksta tų kokybiškų medžiagų, kokybiškų riebalų. Tai mano būtų rekomendacijos tokios, bet žinoma, pagal kiekvieną situaciją mes galime produktus kažkaip paderinti. Tai kiekvienam toks asmeninis gali būti produktų parinkimas pagal jūsų poreikius.